Ilgai augusi infliacija pagaliau žmonėms leido atsikvėpti. Birželį jis siekė 0,7% ir jau nebesuvalgė augančios atlyginimų dalies. Antrąjį šių metų ketvirtį žmonių pajamos vidutiniškai didėjo 116 eurų į rankas. Tad gyventojai jau pagalvojo, ką su šiuo prieaugiu darys. Nešvaistyčiau, bet tikrai turbūt poilsis vienas iš svarbiausių dalykų mano gyvenime. Ir turbūt saugumas, tai pasirinkčiau vieną iš dviejų. Kur investuoti, ne, bet aš gal kažką savo nusipirkčiau ar kažkur nuvažiuočiau. Jeigu tie pinigai nėra būtinai reikalingi dabar pasigerinti savo gerbuvį, tai tada juos reikia investuoti į ateitį ir tiek. O ar pakankamai yra informacijos žmonėms, kur būtent tą tokią nedidelę sumą, 50 ar 100 eurų, tarkim, investuoti? Yra informacijos, bet jos reikia paieškoti. Tačiau specialistai pastebi, kad žmonės dažniausiai pinigus tiesiog laiko sąskaitose ar indėliuose, o galimybė investuoti naudojasi vos keli procentai. Lietuviai labai mėgsta investuoti į nekilnojamą turtą, čia yra pats mėgstamiausias jų investavimo būdas, ar į auksą, ar nedažnai. Tai investuoti po 100, 50, 30 ar 20 eurų gana sudėtinga, tai tikrai yra didelis iššūkis, kai kas pradeda, pabando, nes tikrai vis daugiau yra tų galimybių, tačiau vis daugiau ir rizikų su tuo susijusių, nes tikrai matome ir nemažai sukčių išviliotų pinigų. Mažiausiai pusė Lietuvos gyventojų negalėtų išgyventi 3 mėnesių, jei netikėtai netektų darbo ar juos užkluptų liga. Todėl pirmiausia reikėtų sukaupti finansinį rezervą, kuris padėtų netikėtais atvejais. Tuomet, kai rezervas jau sukauptas, galima pagalvoti ir apie investicijas. Galima nuo 1 euro pabandyti turbūt investuoti į tai, ką mes suprantame ir pasidomėti. Tai tikrai yra begalė pasiūlymų ir fondų, ir įvairių visokių kitokių instrumentų, kurie lengvai prieinami interneto banke ar kažkur kitur. Ir man vis tiek labai norisi pasiūlyti, važinėti su žaliu lapu, nesinešti taip greitai į nežinomas erdves ir būtent tas 10 ar 20 eurų papildomi gali būti geras būdas pabandyti. Tai ką reiškia atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą? Ką reiškia įsigyti pirmą fondą? Kiek jisai kainuoja? Ar yra mokesčiai ar nėra mokesčiai? Aš galiu pats padaryti tai ar negaliu tai padaryti? Naujausios banko ekonomistų paskelbtos prognozės Lietuvai išlieka optimistiškos. Šalis išliks tarp sparčiausiai augančių ekonomikų, turėtų mažėti palūkanos, o atlyginimai ir toliau nuosekliai didės. Tam įtakos turės ir nuo kitų metų 12% iki 1038 eurų augsantis minimalus darbo užmokestis. Kadangi infliacija nespės vytis augančios atlyginimo dalies, mokytis investuoti siūloma pradėti jau dabar.